Sveiki, jūs esat kanale Matematika be streso ir šiandien mes kalbėsime apie paprastasis palūkanas ir grafikus. Sužinosime, kam jie yra reikalingi ir kokia yra iš jų nauda. Taigi, pradėkime. Prieš pradedant šią pamoką norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams Meno alchemijai. Tai Anykščių Šilelyje įsikūręs profesionalių teatro menininkų kolektyvas, keliaujantis po visą Lietuvą ir vedantis profesionalias ir smagias aktorystės, viešo kalbėjimo ir storytellingo dirbtuves. Apie jas galite paskaityti šiek tiek daugiau jų socialiniuose tinkluose, o nuorodas aš paliksiu šio video aprašyme. O mes pradėkime. Šiandien mūsų paskaita yra nesudėtinga, mes vėl kalbėsime apie paprastas palūkanas ir pamatysime, kaip grafikai gali padėti mums išspręsti kai kurios klausimus greičiau. Prisiminkime keletą svarbių dalykų iš praeitų paskaitų. Taigi P mažoji tai yra procentas palūkanas, kurias mes turime sumokėti papildomai prie sumos. P mažoji išreiškiama procentais, o P didžioji jau išreiškiama pinigais. Ir pinigais mes galime apskaičiuoti būtent tokią formulę, kad paimam sumą, kurią mes pasiskoliname, arba mums paskolina, arba mes paskoliname ir padauginame iš to mūsų nežinomojo arba P mažojo arba X nežinomojo ir daliname jį iš 100, kad atsikratyti tų procentų. Taip mes sužinome, kokią sumą papildomai reikės sumokėti prie bendros sumos. O jeigu mes skolinamės ne vieneriems metams, o daugiau metų, tai T raidytė reiškia mūsų metai, mes turime tą sumą, P1, tarkim, nes už vienerius metus P1 rašom, padauginti iš metų skaičiaus. Labai paprasta. Taigi pažiūrėkime į vieną paprastą pavyzdį. Jeigu mūsų P būtų 25 procentai, pasiskolinta suma būtų 1000 eurų, o metų būtų 5. Tada įdėję visus skaičius į mūsų žinomą jau formulę, P1 apskaičiuojant, tai yra kiek reikės papildomai sumokėti, mes turime 1000, padauginti iš 25, mūsų P mažoji 25 procentai, padalinti iš 100, reiškia atsikratam procentų, kad būtų 0,25. Ir sužinome, kad 25 procentai iš 1000 tai būtų 250 eurų. Reiškia, kasmet mes turėsim sumokėti 250 eurų, jeigu neatsikratysime tos skolos anksčiau. Taigi, jeigu būtų 5 metai, kaip mes paminėjom tai pradžioj, kad T lygu 5 metai, tai tada turim 250 padauginti iš 5, kas yra 1250 eurų. Viskas sužinojome, kad pasiskolinę 1000 eurų, po 5 metų tokių brangių išmokų mes turėsime sumokėti 1250 eurų papildomai prie tos sumos, kuriai mes pasiskoliname. O dabar pabandykime visą tai išreikšti grafikų pagalba, nes grafikai būtent tam ir sukurti, kad žmonėms nerodyti sudėtingų skaičių, bet tiesiog vizualiai pateikti kažkokią tai ataskaitą. Tokiais grafikais mes naudojamės analitikoje tam, kad galėtume pristatyti klientui. Tai grafikai yra tiesiog vizualiai parodantis dalykas, labai aiškiai parodantis dalykas, ne tik tai, kas vyksta dabar, bet ir kas vyks ateityje. Pažiūrėkime, jeigu mūsų P1 yra 250, reiškia priemoka už 5 metus yra 250, tai už 5 metus tai bus 250 kart 5, gaunasi 1250. Ir jeigu mes savo grafike parodysim, pavyzdžiui, palūkanas, vien tik tai priemoka, neįskaitant tos sumos, kurią pasiskolinam, tai galima būti X parodyti metus, 1, 2, 3, 4, 5 ir Y arba Y galime parodyti sumą, kurią reikės mokėti kas metus. Tai yra 250, po to dvigubai 500, po to trigubai 750 ir taip toliau. Ir tokiu būdu mes galime iš karto pamatyti, kur konkrečiai mes būsime pasirinkus bet kurios metus. Tarkim, 4 metais mes labai greitai galim pamatyti, kad mes turėsim sumokėti papildomai prie paskolintos sumos 1000 eurų. Taip pat galima sukurti grafiką, labai panašų grafiką, kad parodyti, kiek kartų su skola mes turėsime gražinti. Tai yra nepamiršti to 1000, nuo kurio mes pradedam gražinti mūsų skolą. Taigi padarome grafiką ir pamatome, kad jis taip pat parodo mums gražinimo sumą, bet šį kartą jau kartu su pasiskolintais pinigais. Galbūt šitas netgi yra protingesnis žiūrėti, nes tada jis vizualiai parodo, kiek konkrečiai jūs turėsite gražinti. Jeigu vėluosite, pavyzdžiui, su mokėjimais, žinodami, kad pavyzdžiui, įsiskolinimo palūkanos bus va tokio didelio dydžio. Išspręskime vieną pratimą iš jūsų vadovėlio. Čia yra tokia lentelė, kur pateikti metai, tai yra 1, 2, 3, 4 ir pinigai, kiek už tos metus papildomai reikia sumokėti. Atsiminkit, P didžioji, tai yra būtent priemoka, kiek jūs turit papildomai primokėti prie tos sumos, kurią pasiskolinate. Tai pirmais metais gaunasi 120, antrais 240, trečiais 360. Aš manau, jūs supratate, tiesiog 120 reikia dauginti iš metų skaičius, kad gauti sumas. Ir dabar tokia užduotis. Besiremiant šitą lentelę, mes turime apskaičiuoti, kiek eurų buvo
pasiskolinta, jei buvo skaičiuojamas 4 procentų metinis paprastosios palūkanos. Pradėkime nuo to, kad aš jūs išmokysiu vienos gudrybės, kurią mus mokė mano mokytoja Natalija, kuri dėstė man matematiką mokykloje. Taigi aš jums parodysiu, kaip turint dalį informacijos galima apskaičiuoti procentus greitai ir paprastai. Na, pradėkime. Visų pirma, pažymėkime x kaip nežinomas 100%. Tai yra, mes nežinome, kiek buvo pasiskolinta pinigų, bet žinome, kad 4 procentai sudaro būtent 120 eurų. Tai užrašom taip, x nežinoma suma prilygsta 100%. Jos mes ieškosime. O 120 tai yra, mes jau žinome, kad 120 yra 4 metinių procentų. Tai per metus žmogus papildomai sumokėjo 120 ir tai sudaro 4 procentai nuo visos sumos. Ką reikia padaryti užrašius būtent taip? Tai labai svarbu, kad užrašyti būtent taip. Galime dabar paimti, aš pažymėsiu jums raudonos spalva, skaičius, kurie stovi priešingoj pusėje ir padauginti juos vieną iš kito. Ir po to padalinti iš to, kuris stovi priešais x. Tai padarykime x lygų 120 padauginti iš 100 ir padalinti iš 4. Pažiūrėkime, kas gaunasi. 12 000 padalinti iš 4 ir tai yra 3000. Reiškia, mūsų 3000 buvo pradinė suma ir 4 procentai nuo 3000 tai yra 120 eurų. Taigi, taip mes sužinojome, kad mūsų pasiskolinta suma buvo 3000 eurų. O jeigu mes abejojame, kad tai suveikia, galime patikrinti, tai mūsų suma 3000 padauginti iš 4 padalinta iš 100, tai yra 120. Taigi, mūsų skaičiavimas buvo teisingas. Tai atsakymas į pirmą klausimą yra 3000 eurų. Tai tiek buvo pasiskolinta pinigų. Pereikime prie antro klausimo. Čia prašo mūsų sudaryti lentelę, parodančią kokią sumą S dabar jau tai yra pinigais, kurios reikia gražinti kartu su palūkanom. S eurais reikėtų gražinti priklausomai nuo laikotarpio T, tai metai, kuriam paimta paskola. Tai užrašykime 3 metams, nes principas visiškai tas pats. Tai reiškia 1, 2, 3, o ST, tai yra S, vėl pasikartosiu, S didžioji su T raidytė, reiškia, kad suma kartu su skola. Reiškia, mes paskolinom 3000, tai per 1 metus mes turim gražinti 3000 plus 120. Per 2 metus mes turim gražinti 3000 plus 240. Tai yra 120 padauginta iš 2. Na ir 3 metais mes vėl turim 120 padauginti jau šį kartą iš 3, nes yra 3 metai. Tai va, tai labai paprastai lentelė sudaroma ir paskutinė užduotį mus prašo nubraižyti grafiką, kuris būtų būtent va toks. Ir manau, jūs labai lengvai galite jį apskaičiuoti ir nupiešti būtent taip. Tai yra, grafikai pradeda nuo 3000, nes pasiskolinam 3000 ir tą pačią sekundę, kai mes pasiskolinam, kai dar nepraėjo metai, mes vis dar turim pradėti nuo 3000 mūsų skolos grąžinimą, bet kasmet tas auga. Tai va, šiandien tokia tema labai trumpa, paprasta ir gan aiški. Tikiuosi, jūs neturite klausimų, o jeigu turite, rašykite juos komentare. Ir nepamirškite, matematika turi būti be streso. Iki.